Lights, models, guest list. Just do your best, darling. Raudona? Raudona. Raudonas? Aišku, raudona. Raudonas man labai tiktų prie lūpdažių. Ta raudona tai labai tinka. Super. Nes mano mėgstamiausias spalva. Kvepia ir skanu. Dulkės nesimato. Išsiskiria. Labai smagu, labai. Na, brangioji, kokį automobilį tu norėtum? Nisančiuk. Apvali ir didelė. Moteriškas. Super. Uniseksas, jeigu galima pasakyti. Žinai, Beyoncé su raudona suknele. Nu, man gražus. Jis tiktų poreliam. Aš manau, kad jis labai moteriškas. Ir jos klausia, kokį tavo draugas mašiną vairuoja automobilį? Kas vadinu žukučiu? Man tai labai gražus. Spalva, modelis, viskas. Na, ji tokia aptaki, tokia patraukli. Man atrodo, turėtų būti šiaip labai jauki ir tiesiog akį traukia, atvirai sakant. Sakykime, galbūt netradicinis yra. Man pasirodė, kad jinai stilinga, mažytė, miesto tokia mašinytė. Tikriausiai pakankamai sportiška. Mielai sėsčiau už tokio automobilio vairą. Afroamerikietė su tokiu gražiu užpakaliuku. Tai linksmas. Labai. Kad jį konceptuali, jį provokuojanti mašina iš tikrųjų. Matote, aš pati vairuoju džiukę ir aš manau, kad tai yra vienas stilingiausių ir patogiausių automobilių, kurie dabar rieda Lietuvos keliais. Labai tinkantis moterim ir spalva, nu kaip ir merginam spalva, viduj viskas tinka labai gerai. Tokį raudoną. Tai va tokia yra moterų kalba apie automobilius.